Labadiena, leiskite pradėti Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės, vadovų tarybos pirmininko ir Europos komisijos pirmininko spaudos konferenciją. Pradėsime nuo visų vadovų pasisakymų, o tada galėsite užduoti klausimus. Mr. Rampal, please, can you please start? Yes, thank you. Pone Rampėjau, jūs galite pradėti. Visų pirma, norėčiau išreikšti savo padėką prezidentai Daliai Grybauskaitei už jos svetingumą ir visas pastangas, kad šis Vilniaus viršūnių susitikimas būtų sėkmingas. Tai trečiasis rytų partnerystės viršūnių susitikimas ir su dideliu pasitenkinimu galime pasidžiaugti, kad tiek daug ES rytų partnerystės šalių vadovų dalyvavo. Dalyvavo taip pat ir kitos suinteresuotosios šalys. Tai siunčia labai stiprią žinią apie tai, kaip rimtai mes žiūrime į rytų partnerystę, mūsų įsipareigojimus jai ir autorystę. Tai yra dinamiškas projektas, Europos pasirinkimas ir siekiai nėra tušti žodžiai. Europos Sąjunga tiki artimais politiniais ryšiais ir bendro klestėjimo gale, nes jis žino, kiek daug gerų dalykų tai atneša abiems pusėms. Kai pradėjome šitą kelionę, tai buvo mūsų atspirties taškas, tai įvyko prieš 4 metus rytų partnerystės viršūnių susitikime Prahoje. Visos 34 valstybės, kurios susitiko šiandieną čia, dalyjasi vieną ekonominę ir politinę erdvę. Visi mes dirbame savo piliečių labui. Šiandien sveikiname tuos žingsnius, kurių esame padarę nuo Varšuvos viršūnių susitikimo, kuriame bendrą demokratijos, klestėjimo, stabilumo ir vis didesnio sąveikavimo erdvę. Mes stipriname savo ryšius, sprendžiame potencialius konfliktus, vengiame sumažinti įtampą ir prisidedame prie ekonominio ir socialinio regiono vystymosi. Šiandieną žymi dar viena gairė mūsų vystymesi. Mes šiandien pasiekėme toli siekiančių susitarimų. Tai pasireiškė asociacijos susitarimų su Gruzija ir Moldova parafavimas. Ten patenka ir gilūs ir visa apimantys laisvos prekybos susitarimai. Šis projektas tampa nebegrįžtantis. Mes pasirašėme vizų režimo palengvinimo susitarimą su Azerbaidžanu ir taip pat pagrindų susitarimą su Gruzija dėl dalyvavimo krizių valdymo operacijose. O vakar parafavome aviacijos susitarimą su Ukraina. Taip pat numatėme ir patvirtiname prioritetinių projektų sąrašą susitarime dėl transporto tinklų. Mes taip pat girdėjome iš Europos komisijos, kad ji yra pasiruošusi pradėti derybas dėl vizų panaikinimo su Moldovos Respublika. Tai ambicingi tikslai, kuriuos turime pasiekti iki 2015 metų, stiprindami žmogaus teisių pagarbą, bendradarbiaujami mokslo tyrimuose, inovacijose, gerindami transporto tinklus ir skatindami žmonių bendradarbiavimą. Taigi, pažanga gera ir apčiuopiama. Deja,
Šią progą negalėjome pasirašyti asociacijos susitarimo apimančio gilų visą apimantį laisvos prekybos susitarimą su Ukraina ir nesugebėjome parafuoti asociacijos susitarimo su Armėnija. Reikia pasakyti, kad šis pasiūlymas pasirašyti patį plačiausią tokio tipo susitarimą, kurį tik tai ES yra pasirašiusi, tas pasiūlymas vis dar tebegalioja. Ateityje šito susitikimo su istorija turėtume nepramiegoti, nepraleisti. Tai yra šie laikai yra drąsos ir sprendimų laikai. Negalime pasiduoti spaudimui iš išorės. Dabar žvelgiame į ateitį, į 2015 metų kitą viršūnių susitikimą, kurį vertinsime tai, kas pasiekta, savo įsipareigojimus. O dabar norėčiau dar kartą padėkoti Lietuvos prezidentai už jos sveitingumą puikiajame Vilniaus mieste ir dėkoju taip pat už labai stimuliuojančią diskusiją per pastarąsias 2 dienas. Aš norėčiau pasisakyti pradžioje lietuviškai, o paskui galėsite pateikti klausimus. Po 4 metų šios programos eigoje pradėjome matyti realius rezultatus. Pirmą kartą šios programos istorijoje mes parafavome ir pasirašėme kai kurios susitarimus. Šios šalis, tai yra Moldova ir Gruzija, kurios pasirašė ir parafavo susitarimus, yra pasirengusios artimiausių metų bėgyje pasirašyti laisvos prekybos sutartį su ES. Tai reiškia, kad šios šalis supranta integracijos reikšmę savo šalių vystymuisi ir kuriant tiek demokratiją, tiek ekonominę gerovę. ES yra pasirengusi joms padėti šiame kelyje. Rytų partnerystės programa garantavo ir ištiesė pagalbos ranką vystyti ekonomiką, stiprinti demokratiją, užtikrinti žmogaus teises. Bet visa tai priklauso tik nuo pačių šalių narių, jeigu jos, aišku, to nori. Taigi šiandien mes matome, kad Ukraina pristabdė savo integracijos procesus su Europa vienašališkai pati savo sprendimu. Tuo tarpu Europa išlieka ištikima Ukrainos žmonėms, Ukrainos žmonių siekiams būti demokratiniai valstybei, kurioje užtikrinto žmogaus teisės ir ekonomikos gerovė turi virsti visų Ukrainos žmonių patirtimi ir tie rezultatai turi būti paskirstyti vienodai. Taigi šiandien mes, europiečiai, esame kartu su Ukrainos žmonėmis. Ir duris į ES, gilesnę integraciją su Europa, išlieka atviros visai Ukrainos visuomeniai. Taigi tai priklauso tik tai dabar nuo politinio elito ir nuo politinės vadovybės, kuri anksčiau ir vėliau gali sprendimą pakeisti arba priimti dar kokį nors. Taigi rytų partnerystės 3 šalis šiandien pajudėjo arčiau Europos, arčiau demokratijos, arčiau laisvių ir arčiau savo žmonių. Taigi labai džiaugiuosi, kad būtent Vilniuje mes matome labai konkrečius rezultatus. Žinau, kad artėjantis metai bus dar sėkmingesni Gruzijai ir Moldovai. Todėl labai tikimės, kad ir Ukraina anksčiau ir vėliau, ir ypač iki Rygos susitikimo priims sprendimus, kurie naudingi pačiai Ukrainai. Jokių sandėrių ar sandorių su Ukrainos vadovybė ES tikrai nepraktikuos ir į juos nesileis. Visos sąlygos, kurios būtinos, kad
Ukraina pasirašytų asociacijos sutartį, Ukraina yra žinomos. Jokių kitokių sąlygų nebus. Todėl dar kartą noriu pasveikinti visus, kurie dėjo tiek daug pastangų, kad Vilniaus viršūnių susitikimas turėtų realius apčiuopiamus rezultatus. Tai ir Europos institucijos, tai ir Europos parlamentas, tai ir visos Europos šalis narės. Tai, kad Vilniuje susirinko 14 prezidentų, 19 premjerų, tai aukščiausio lygio atstovavimas, kuris parodė pirmiausia Europos šalių pagarbą mūsų rytų partneriams. Europos šalių ištikimybę tiems siekiams, kurie visada buvo deklaruojami mūsų rytų partnerių. Europa pademonstravo, kad į partnerių vienų nepaliks, kad visada, jeigu tokia pagalba bus reikalinga, Europa yra pasirengusi padėti. Todėl manau, kad šis susitikimas Vilniuje yra ženklus istorinis žingsnis rytų partnerystės programoje, o kai kurioms šalims istorinis žingsnis arčiau Europos. Ačiū už dėmesį. Visų pirma, norėčiau padėkoti Lietuvos prezidentei, poniai Grybauskaitei, už puikų šio viršūnių susitinkimo organizavimą. Prieš 4 metus, kai pradėjome rytų partnerystės politiką, mes norėjome padėti savo partneriams jų modernizavimo procese, padėti jiems priartėti prie ES, tuo pat metu gerbdami kiekvieno iš jų specifiką. Šis viršūnių susitikimas yra susitikimas, kuriame mes dar kartą pademonstravome, kad esame įsipareigoję tiems susitikimams. Asociacijos susitarimų pasirašymas su Gruzija, Moldova tai puikiai įrodo. Jie apima ir platų laisvos prekybos susitarimą. 10-mečio pradžioje 10 rytų ir vidurio Europos šalių pasirašė būtent tokius asociacijos susitarimus, kaip kad buvo pasirašyti šiandien čia. Ir per 10 metų jų BVP išaugo 54 procentais, o eksportas vienam gyventojui 65 procentais. Būtent tada tos šalis pradėjo savo modernios istorijos didžiuosius pokyčius. Taigi, mes labai aiškiai matome, ką lėmė laisvos prekybos sutartys tom šalims, kurios vėliau tapo ES narėmis. Ir tai prieštaroja tiems, kurie nepripažįsta, kad tokie susitarimai partnerėse, valstybėse prisidėjo prie augimo, prie darbo vietų ir klestėjimo. Ta labai aiškiai galime pamatyti, žvelgdami į dabar pirmininkaujančią šalį, Lietuvą. Vakar daug iš tų valstybių narių pasakė, kiek daug jie laimėjo dėl tų ankstesnių susitarimų ir kiek labai jie prisidėjo prie socialinės ir ekonominės plėtros. Mes taip pat pareiškėme Ukrainai, kad pasiūlymas pasirašyti susitarimą tebegalioja su sąlyga, kad ji įgyvendins savo įsipareigojimus. Tai leis Ukrainai sutaupyti vien dėl importo muitų panaikinimo daugiau kaip 600 milijonų eurų. Ukrainos žmonės pastarosiamis dienomis pademonstravo, kad jie puikiai suvokia reformų strateginę prigimtį. Mes suvokiame,
kad Ukrainos žmonės jaučiasi ukrainiečiais, žinome, kiek jiems rūpi Europa, kiek jie trokšta būti pripažinti Europos šeimos nariais. Ir mes toliau tęsime pašnekesius su partneriais iš Ukrainos, puikiai žinodami, kad mes visada turime gerbti Ukrainos suverenius sprendimus. Ši partnerystė nuo pat pradžios rėmėsi abipusės pagarbos, skaidrumo, atskiros ir kolektyvinės autorystės principais. Ši partnerystė niekada nebuvo kam nors prieštara. Ji kaip tik buvo siūlanti. Šis procesas yra siekiant ko nors, bet neveikiant prieš ką nors. Siekiant demokratijos, stabilumo ir klestėjimo. Jis nenukreiptas prieš ką nors, nes aš nemanau, kad kas nors galėtų prieštarauti demokratijai, stabilumui ar klestėjimui. Kalbant apie autorystę ir jos ir šio susitarimo reikšmę piliečiams. Pagalvokime apie judėjimo laisvę. Prieš porą savaičių komisija paskelbė savo galutinę ataskaitą dėl vizų liberalizavimo su Moldova. Taigi, Europos komisija jau pateikė pasiūlymą suteikti bevizio režimo galimybę Moldovos piliečiams, kurie turės biometrinius pasus. Šiandieną mes taip pat pasirašėme vizų režimo palengvinimo susitarimą su Azerbaidžanu. Beje, šiandien ir Azerbaidžano prezidentas ir kitos valstybės narės kalbėjo apie pasiryžimą toliau gilinti mūsų strateginę partnerystę. Mes taip pat išgirdome šiandieną apie Baltarusijos norą siekti vizų režimo palengvinimo susitarimo. Tai bus labai svarbu Baltarusijos jauniems žmonėms ir įgalins juos geriau suvokti šios partnerystės potencialą. Taigi, esminis dalykas čia toks. Ši partnerystė nekalba vien tik tai ekonomiką ar abstrakčias savokas, ji kalba apie naudą piliečiams, barjerų pašalinimą ir kitus pačius svarbiausius dalykus. Svarbus elementas čia yra energetika. Kai kurios šalys tebėra energetinės salos. Todėl mes ėmėmės konkrečių žingsnių, sujungdami mūsų Europos kaimynus naujais energetiniais koridoriais, kas užtikrintų atgalinių srautų gebėjimus ir prisidėtų prie energetinio saugumo. Šiandien mes, kaip ES, pademonstravome, kad galime vykdyti savo pasižadėjimus. Aš noriu pasveikinti visus šiandien, kurie šiandien pasiekė pažangos. Aš taip pat labai noriu padėkoti kolegoms iš mano komisijos vicepirmininkiai, vyriausiai įgaliotiniai ir komisarams Fūlė ir De Guchtui. Apie ką bekalbėtume, apie energetiką ar bevizį režimą, Europos komisija visada pasiryžusi šią darbotvarkę įgyvendinti, remdamasi valstybių narių stiprią paramą ir remdamasi mūsų partnerių rytuose pasiryžimų keliauti šiuo taku. Galimybė užduoti 3 klausimus tarptautiniai žiniasklaidai, rytų partnerystės žiniasklaidai ir Lietuvos žiniasklaidai. Vokietijos DPA naujienų agentūra. Klausimas visiems 3 prelegentams. Norėjau pasiteirauti dėl derybų su Ukraina.
dėl sutarties pasirašymo. Ar galėtumėt išsamiau papasakoti, kokie bus tolesni žingsniai, kokie numatomi terminai ir kada tikimasi tą susitarimą pasirašyti? Ir dar būtų vienas klausimas, kaip ketinate užtikrinti, kad Ukraina įsipareigos pasirašyti susitarimą ir kokio požiūrio reikėtų laikytis Rusijos atžvilgių? Ar reikia naujos pozicijos, ar įvykiai vakar pademonstravo ką kitą? Kaip minėjau, mums nepavyko pasirašyti asociacijos susitarimo dėl gilaus ir visą apimančio laisvos prekybos bendradarbiavimo, tačiau durys lieka atviros. Mes, Europos Sąjunga, esame pasirengę ir toliau pasirengę pasirašyti su sąlyga, kad kriterijai, kuriuos mes nustatėme prieš keletą mėnesių, būtų tenkinami. Pažangos pasiekta labai daug, siekiant įgyvendinti šios kriterijus. Be abejonės, šiandien sutartis nepasirašyta, pasirašymas atidedamas, tad mes tikimės, kad vis tik tai anksčiau ir vėliau Ukraina bus pasirengusi tą susitarimą pasirašyti. Tuo tarpu, dialogas su Ukraina tęsiasi, vadovaujantis dabartinė tvarka, įprastiniais kanalais. Siekiame ir toliau bendradarbiauti su Ukraina, siekiant kriterijų gyvendinimo, aiškindami Ukrainai, ką reiškia tenkinti gilaus ir visą apimančio laisvos prekybos susitarimo pasirašymo reikalavimus, padedam jiems dėrybose su tarptautinėmis finansinėmis organizacijomis. Kitaip tariant, mes dar kartą patvirtinom savo įsipareigojimą būti šalia Ukrainos kelyje į susitarimo pasirašymą. Ir kaip ką tik pasakė Europos komisijos pirmininkas, mes žvelgiame toliaregiškai. Ilgalaikės perspektyvos požiūriu nėra jokios abejonės, kad Ukrainos ekonomika ir Ukrainos piliečiai iš tokio susitarimo tik laimės. Asociacijos susitarimo rezultatai, vertinant dinamiškai, padidins ekonominį augimą, BVP augimą daugiau kaip 6%. Ne mūsų vertinimu, tai yra nepriklausomi vertinimai. Kitaip tariant, Ukraina ilgalaikėje perspektyvoje yra suinteresuota tokiu susitarimu. Norą pasiekti tokio susitarimo pademonstravo ir Ukrainos piliečiai, ypač pastarosiomis dienomis. Parodė, kad nori siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Tad mes liekame ukrainiečių pusėje, Ukrainos gyventojų pusėje ir esame pasirengę padėti Ukrainai keliauti toliau ir tapti panašia į vieną iš naujų valstybių narių. Tačiau turime užmiršti trumpalaikius politinius skaičiavimus ir jokių būdų nepasiduoti išorės spaudimui, be kita ko ir Rusijos spaudimui. Būtent tai ir norėjome pabrėžti. Politiniu požiūriu mes esam pasirengę šį susitarimą, asociacijos susitarimą pasirašyti anksčiau ar vėliau. Nes, kaip sakiau, mes tikime, kad naudos iš to gaus abi pusės, bet visų pirma, Ukrainos ekonomika ir Ukrainos piliečiai. Galbūt aiškumui pridursiu, kad nebuvo dėrybų dėl pasirašymo, nes Ukrainos vadovybė atvyko su labai aiškiu sprendimu nepasirašyti. News agency, Baltic News Service. Baltic News Service agentūra, prašom. Thank you. My name is Vaidotas Beniušis. Dėkui. Mano pavardė Beniušis. Ponas Rampėjus truputį paminėjo apie užsienio spaudimą rytų partnerystės valstybėms. Ar ketinama imtis kokių nors konkrečių veiksmų, jeigu stiprės spaudimas Moldovai ir Gruzijai, joms ruošiantis pasirašyti asociacijos sutartis? So we have it made abundantly clear, and I just did it. Mes labai aiškiai
pasakėme, ir aš tą patį vėl pakartojau, kad geri santykiai su Europos Sąjunga negali būti santykių tarp rytų partnerių ir tokių valstybių kaip Rusija sąskaita. Tai nėra žaidimas, kuriame viena pusė būtinai turi pralošti. Turime suprasti, kad tokios sutartys galų gale taip pat yra naudingos ir Rusijai, nes kuo geriau sekasi jos kaimynams, tuo geriau Rusijai. Europos Sąjungos stiprybė ir yra ta, kad jeigu viskas tvarkoj vienoje valstybėje narėje, iš to naudą turi visos. Tokia yra prekybos santykių esmė. Daug kartų mes esame pakartoję, kad Rusijos veiksmai rytų partnerystės šalių atžvelgių neatitinka tų standartų, kurie turėtų būti taikomi tarptautiniuose ryšiuose 21 amžiuje. Rytų partnerystės partnerių suverenerių pasirinkimų įtakojimas prieštarautų galutiniam Helsinkio aktui. Kiekviena valstybė turi teisę taip tvarkyti savo santykius, kaip ji nori, pagal tarptautinę teisę. Rusija yra mūsų strateginė partnerė. Sausio pabaigoje turėsime viršūnių susitikimą su ja ir, žinoma, ten aptarsime ir šias problemas mūsų santykius su rytų partnerystės šalimis, Rusijos santykius su rytų partnerystės šalimis ir Rusijos santykius su Europos Sąjunga. Ponas Baroso, buvo viešai kalbėta apie pasiūlymą surengti trišalės derybas tarp Ukrainos, Europos Sąjungos ir Rusijos dėl to asociacijos susitarimo ir plataus laisvos prekybos susitarimo. Žinoma, tai yra nepriimtina. Mes gerbėme visų pasaulio valstybių suverenitetą. Dabar mes jau parafavome asociacijos susitarimą su suverenia valstybė, Ukraina. Ir kai mes sudarome dvišalę sutartį, mums nereikia trišalių susitarimų. Dėl jo, kai derėmės su Kanada ar Pietų Koreja, nekviečiame trečiosios šalies, kad susitartume dėl tokio susitarimo užbaigimo. Taigi, kai kalbame apie laisvos prekybos susitarimą su Ukraina, trišalio formato neturi būti. Tačiau yra praktinių problemų, kur mes Europos Sąjungoje ilgą laiką siūlome tas problemas spręsti trišalėmis derybomis, pavyzdžiui, dėl energetikos. Tai akcentavome keletą kartų. Prieš keletą metų, pavyzdžiui, buvo svarbu, kai kalbama apie santykius tarp Rusijos, Ukrainos ir Europos Sąjungos, buvo mums svarbu, kad kilmės šalis Rusija, tranzito šalis Ukraina ir Europos Sąjunga kaip gavėja turėtų susitikti ir aptarti tas problemas. Žinoma, visada partnerystės, tame tarp ir su Rusija, dvasioje. Rusija yra Europos strateginė partnerė, šalis, kurią mes labai gerbėme. Bet tai, kad turime strateginę partnerystę su Rusija, dar nereiškia, kad kai mes ką nors sprendžiame su trečiaja šalimi, turime ją įtraukti. Tai nepriimtina nei valstybėms narėms, nei Europos Sąjungai. Ir taip ir buvo pasakyta. Tačiau aš galvoju, kad praktiškai sprendžiant tam tikrus visiems rūpinčius klausimus, mes galime juos svarstyti su Ukraina, Rusija ar kokia kita šalimi. Beje, tą mes ir darome. Mes daug energetikos klausimų
aptarinėjame su ES valstybėmis. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, svarstau atgalinio srauto problemas ne tik su Ukraina, bet, pavyzdžiui, su Slovakija. Tačiau, ko mes negalime priimti, tai sąlyga, kad greta dvišalio susitarimo atsirastų kažkokia galimybė, kad trečioji šalis galėtų tai vetuoti. Dabar dėl to spaudimo. Turiu pasakyti, kad išorės spaudimas negali pasitarnauti kaip pretekstas suverenios šalies sprendimams. Mūsų pačių pavyzdys rodo, kad jeigu turite politinės valios atsispirti ir nepasiduoti, spaudimas neatneša rezultatų. Taigi išorės spaudimas neturėtų būti naudojamas kaip pretekstas sustabdyti integracijos procesą. Tai yra pačios Ukrainos vadovybės sprendimas. Rumunijos televizija, paskutinis klausimas. Norėjau pateikti klausimą komisijos pirmininkui Barozo ir ponui Van Rompuyui. Jūs sakėte, kad su Moldova asociacijos susitarimas bus pasirašytas kitais metais. Padniestrės klausimas nėra išankstinė sąlyga, net jeigu Ukraina ir nepasirašė susitarimo. Šiomis dienomis Rusija pasakė, kad Moldova negali derėtis, neklausdama Tiraspolio. Ir kad Padniestrės statuso Maskva nepriims. Kokį sprendimą matote Padniestrės klausimu? Europos Sąjunga, kaip jau nekartą yra sakyta, palaiko visas pastangas siekiant išspręsti klausimą 5+2 kontekste. Tai viena. Antra, mes visiškai palaikome Moldovos teritorinį neliečiamumą, taip pat kaip palaikome ir kitų valstybių teritorinį neliečiamumą, be kita ko ir Gruzijos. Mūsų nuomonė, asociacijos susitarimo pasirašymas su Moldova gali vykti neatsižvelgiant į kitas dėrybas vyksiančias dėl Padniestrės. Kitaip tariant, mes parafavome susitarimą ir laikantis visų procedūrų pasirašysime tą susitarimą 14 metais. Kuo anksčiau, tuo geriau. Ačiū visiems, ačiū, kad atvykote. Spaudos konferencija baigta.